Ar galima į egzosomas žiūrėti kaip į atskirą procedūrą? Pavyzdžiui, odos turgoro pagerinimui, ar jos vis dėlto labiau skirtos yra odos atstatymui, pavyzdžiui, po tokių traumuojančių procedūrų. Tai priklauso, kokie ingredientai yra patalpinti būtent į tas pūslėles. Kaip žinote, egzosomos tai yra kurjeriai. Taip, mažos pūslelės, į kurias yra patalpinami vienokie ar kitokie ingredientai. Ir tai gali būti vieni skirti odos turgoro pagerinimui, taip? Gali būti odos kokybei pagerinti, prieš anti-agingą, gali būti po traumų odos atstatymui visai kiti ingredientai patalpinti. Na ir taip pat gali būti patalpinti ingredientai, kurie skatina plaukų augimą, kovoja su alopecija, plaukų praradimu ir taip toliau. Egzosomos, tos pūslelės įsivaizduokit kaip laiškas, kurį jūs parašote, pavyzdžiui, ir sudedate ant visą širdį. Tai gali būti apie meilę. Kitas laiškas gali būti skirtas kažkokiom visai kitom tarnybom, arba kitas gali būti skirtas mamai. Ir visur skirtinga tema jūs kažką rašote, kažkur tai paslaptis. Taip ir šičia kosmetologija visiškai kiti dalykai, visai kiti ingredientai yra talpinami į tas egzosomus, kurios padeda nunešti tiesiogiai į ląstelę ir ten jos komunikuojasi tarpusavyje su šita informacija, kurią egzosomos atnešė. Rezultatai iš tikrųjų yra akivaizdus ir labai pasiteisinę ir norinčioms natūralaus, natūraliu būdu kovoti su dauguma problemų, tai yra ir antisenėjimas, ir odos suglėbimas, ir odos kokybė, ir žodžiu, negi po traumų, po plastinių operacijų egzosomos jums padės žymiai greičiau atsistatyti odą, nes jos turi priešuždegiminį procesą taip pat, ir, sakyčiau, kosmetologija čia yra didžiulis proveržis, tai yra būtent egzosomos. Taip kad išbandykit 100% vertos.